Kodėl tyliai verkia mūsų raumenys? Jie nesiskundžia, bet lėtai nyksta ir kelia mums skausmą. Šiandienos pokalbis apie tai, kaip lėtinis stresas paveikia mūsų raumenis. Jie sako stop, mes nuolat įtempti, nuolatos pavargę, neklausome, tuomet vyksta, kas vyksta. Prieš pradedant rimtą pokalbį, labai prašau Jūs prenumeruoti mano YouTube kanalą, ypač to nepadariusiems, tai yra nemokama. Mano dovana Jums, prašau patiktukinti, pasidalinti šio įrašu, jeigu manote, kad jis yra to vertas, ir laukiu Jūsų komentarų pasidalinimų savo patirtimi. Ar Jums tai yra aktualu? Mūsų studijos satiekas svečiams daugeliui tai aktualu. Mes matome, kada randame įtampas jų kūnuose. Taigi, kokie patologiniai procesai vyksta mūsų raumenyse lėtinio streso metu? Lėtinis deguonies badas arba hipoksija ir išemija arba kraujotakos sutrikimas. Nes įtampa raumenys įsitempia. Ne? Tai visada apspaudžia ir mechaniškai kraujagyslės. Nėra vietos, kur įsidūrę mes nematysim bėgančio kraujo iš jų. Mažina kraujotaką, tuo pačiu mažina deguonies pritekėjimą, maistinių medžiagų pritekėjimą ir raumenį kaupiasi juose tada tie metabolitai, atliekos, medžiagų apykaitos atliekos, tai visokie rūgštys, bradikininas ir taip toliau. Ir raumenys, antra širdis, esame tai girdėję, jie turi padėti grįžti kraujui, vieniem kraujui atgal į širdį prieš žemės traukos dėsnį. Tai šis procesas taip pat nukenčia. Na ir visada dėl receptorių dirginimo jaučiam skausmą, ten tas trigeris vadinamas deginimą galim jausti. Energetinė krizė mūsų raumenyse vyksta dėl to, kad išeikvoja ATP, tą vadinamą adenozintrifosfatą, tai yra tai, ką geriausio gamina mitochondrijos, energijos jėgainės. Neleidžia atsidaryti kalcio kanalams pilnai. Ir dėl to raumuo negali atsipalaiduoti ir vyksta jungiamojo audinio arba fascijų pokyčiai, didina kolageno nusėdimą juose, mažina elastino kiekį, mažina fascijų paslankumą, raumenys tampa mažiau elastingi, mažiau paslankus. Noriu dar pabūti ties mitochondrijų funkcijos susilpnėjimu. Kiekvienam raumenį jų yra begalės, priklausomai nuo apkrovos. Ir tai yra energijos jėgainės, pasigamina juose 95% energijos maždaug. Jų membranos, kaip ir ląstelių membranos, yra sudarytos iš omega-6 ir omega-3. Dažnam iš mūsų šitas santykis yra sutrikęs omega-6 naudai. Tai jos kilmė produktai sukelia uždegimą, mažina pralaidumą. Tai reiškia ką, kad į mitochondrijas, į tas energijos jėgainės negali pakankamai gerai patekti didelės baltymo ir riebalų molekulės. Patenka angliavandeniai, tai yra trumpalaikio veikimo kuras. Ir dėl to atsistatymas po fizinio krūvio, po treniruočių yra suprastėjęs, eikvojant energijos atsargas organizme, tai reiškia alinantis organizmą. Ir kad tai veda prie raumenų skaidulų apimties sumažėjimo. Ir mano minėto to produkto, kuris apvainikuoja visą mitochondrijų darbą, tai yra adenozintrifosfato sumažėjimą. Ir trinka limfotaka visada. Limfa neturi siurblio. Ir vėlgi, ji teka atgal į širdį, taip pat kaip ir veninis kraujas prie žemės traukos dėsnį, tik tai dėka raumenų straukinėjimo. Ir kai raumuo nuolat įtemptas, jis negali atsipalaiduoti, reiškia nebestumia limfos tinkamai, kaip kad reiktų mūsų organizmui. O tada ta ilgalaikė įtampa, žinoma, ir mechaniškai vėlgi apspaudžia limfagyslės, ypač kaklo, pečių, kirkšnių vietose. Ir kad kai kaupiasi limfa, jos tikslas yra surinkti toksinus, reiškia nevyksta savalaikis ir tinkamas toksinų šalinimas iš organizmo. Tai audiniai dar labiau tampa jautrus skausmui ir paburkimai visokie matomi, limfostazė tai vadinamos, ir dar didesnis polinkis yra į uždegimą. Ir mes turime dvi raumenų grupės mūsų kūnuose, tai yra skersaruožiai,
Tai yra skeleto raumenys, juose lėtėja medžiagų apykaita ir kad dėl to mažėja raumenų masė, vadinama ta sarkopenija. Suprantama, kad prastėja raumens jėga, mažėja tonusas ir tie, kurie raumenys yra nebūtini išgyvenimui, jų funkcija yra slopinama. Dėl to įsitempia kaklo, trapecijos raumenys, priestuburiniai raumenys, žandikaulio, silpsta sėdimieji raumenys. Na ir tie vadinami gilieji stabilizatoriai, tie dalis postūrinių raumenų. Postūriniai tai yra raumenys, kurie išlaiko kūno padėtį, palaiko laikyseną, stabilizuoja sąnarius. Jie dirba beveik nuolat, nes net ir nesant, net jeigu mes aktyviai nejudame. Na ir lygieji raumenys ir antra raumenų grupė, tai juose lėtinis stresas, jų funkcijos sutrikime pasireiškia ne tai, kad jie patys savo apimtim mažėja, bet jų funkcija trinka, tai reiškia, kad tas streso hormonai priveda prie įtampų tose raumenyse. Tai dėl to gali siaurėti kraujagyslės, žinoma, kad tada kyla spaudimas ir prastėja tiek periferinė kraujotaka, tiek ir galvos ir smegenų širdžiai perkrovos vienareikšmiškai. Na ir kad tada didėja širdies kraujagyslių ligų rizika. Tai yra ir mums, dalį lygų aš jau išvardinau. O taip pat lygieji raumenys yra kvėpavimo sistemai. Tai gali privesti prie bronchinės astmos, tarkim, paūmėjimo. Ir virškinimo sistemos raumenys yra labai gerai ištirti. Tai jų sutrikimas, inervacijos arba jų veiklos sutrikimas gali vesti prie vidurių užkietėjimo, prie laisvų vidurių, prie įvairiausių spazmų ir taip toliau. Šlapimo lytinėje sistemoje raumenys lygieji taip pat yra ir jų funkcijos sutrikimas gali vesti, pavyzdžiui, prie šlapimo pūslės hiperaktyvumo, kada norima į tualetą, visai tie vadinami, tai netikrieji tokie kvietimai, be rezultačiai tokie, į dubens organų ir genitalijų, lytinių organų sutrikimai. Ir bendras vardiklis, kaip pažeidžiami abiejų grupių raumenys, yra kraujotakos sutrikimai. Tai visada mažėja deguonies patekimas į pačius raumenis ir aplinkinius audinius, atliekų šalimas, tą jau kalbėjau. Ir ilgalaikės pasiekmės yra padidėjusi širdies ir kraujotakos sistemos ligų rizika, metabolinės ligos įvairiausios, lėtiniai skausmai, imuninės sistemos, vietinės imuninės sistemos problemos, na ir audinių atsistatymas visada yra prastesnis. Tai raumenų įtampos pasekoj, juose vyksta tokios mikrotraumos vadinamos. Tai ir tų mikrotraumų metu išsiskiria tokie uždegimą sukeliantys citokinai, jie tai vadinami. Tai reiškia, jie ne tik vietiškai veikia prastai raumenys, bet jie patenka į bendrą kraujotaką ir skatina generalizuotą arba lėtinio sisteminio uždegimo vystymas organizme šalia kitų veiksnių. Na ir mažėja kraujotaka organuose dėl to, minėjau, kad limfos kelias netoks, koks turėtų būti. Na ir kada vyksta tie mikroįplyšimukai, aš minėjau, kad išsiskiria uždegimą skatinančios medžiagos citokinai, tai aktyvuojama tada imuninės sistemos ląstelės, makrofagai, neutrofilai ir didėja C reaktyvinis baltymas, kepenyse jisai gaminamas, tą galime neretai nustatyti kraujo tyrimo metu ir su atokesnėmis pasiekmėmis kaip mažėjančio insulino jautrumo arba to besivystančio insulino rezistencija. Ir nukenčia kai kurie raumenys, pirmiausiai sėdmenys, vieni iš jų, jie ne vieninteliai.
Ir tiesiog centrinė nervų sistema juos išjungia kaip po energijos naudotos, jos ir taip nėra pakankamai. Ir vadinami tokie sėdmenų amnezija, vadinama amnezija, tai reiškia atminties sutrikimas, tiesiog organizmas kaip ir pamiršta, kad kūne yra sėdmenys. Tai jie svarbus yra, nes jie stabilizuoja dubenį ir tiesiog streso metu jie nusiplauna, jie perduoda savo funkcijas kitiems raumenims, pavyzdžiui, klubų lenkėjams. Keturgalvis šlaunies raumuo, jis yra šlaunies priekinėme paviršiuje ir svarbus bėgiojant, jis svarbus keliant koją ten ir taip toliau, bėgant, einant, lipant laiptais, tai šito raumens silpnumas visada pasireiškia susilpnėjusiamis galūnių funkcijomis. Giliai pilvo raumenys, kvėpavimas streso metu yra paviršinis dažniausiai, tai kaklo raumenys nukenčia, blauzdos stabilizatoriai ir tai yra tie energetiškai brangus, aš minėjau. Ir dar noriu grįžti prie keturgalvio, tai jis yra svarbus, kad šalia mano minėtų funkcijų, kad ištiesia kelią, sakiau, kad vaikščiojant, lipant laiptais labai svarbus, padeda kelt šlaunį į priekį, pavyzdžiui, bėgimo metu, palaiko kelio sąnarį tiek stovint, tiek sėdint, tinkamoj padėty ir amortizuoja krūvį, kada mes tą krūvį, kuris tenka kelio sąnarims, kada mes, pavyzdžiui, statom koją, bėgant, einant, lipant. Na ir keturgalis raumuo turi antro tipo skaidulų daug, tai šitos skaidulos ypač jautrios streso hormonui kortizoliui ir jos greičiausiai atrofuojasi esant jo perteklių ir tuo pačiu miego trūkumui, tai yra už parankės einantis dėja simptomas. Na ir šitas raumuo labai daug sunaudoja adenozin reiškia to trifosfato, ATP vadinamo. Jis labai priklauso nuo mitochondrijų aktyvumo, jo funkcija labai nukenčia, kada trūksta magnio, geležies, fosfatų, o mineralų įsisavinimas lėtinio streso metu visada prastėja yra. Na ir jeigu dar lygiagrečiai sėdmenys yra slopinami, tai sėdmenų raumuo, tai irgi keturgalvio funkcija visada nukenčia. Kaklas įsitempia, tą žinome turbūt ir savimi nemažai mano klausytojų. Kaklas yra jungtis tarp galvos ir kūno. Ir tai yra strategiškai labai svarbi vieta, nes praeina nugaros smegenys. Tai per kaklą einantys nervai kontroliuoja visą kūno funkciją ir bet koks pažeidimas gali sukelti kūno paralyžių arba gyvybei pavojingas būkles. Turbūt žinome atvejų dėja, kai nardytojai jo susilaužo kaklo slankstelius ir dėl to, jeigu pažeista stuburo nervų funkcija, tai stuburo smegenys, tai tada gali likti ant patalos, nevaldantys būtiniausių fiziologinių procesų. Na ir taip pat kakle praeina kraujagyslės, tos, kurios maitina smegenis. Tai ir miego arterija ir kitos jomis keliauja į smegenis maistinės medžiagos, tai yra deguonis ir visa kita. Ir kvėpavimo. Vamzdelė, kuris kvėpuojam, taip pat yra kakle. Ir stemplė, ir ryklė, ir virškinimo organai yra kakle. Taigi jis tiesiogiai susijęs su gyvybės palaikymu. Ir dėl to organizmas jį prioritetiškai saugo. Taigi pasiekmės šitoj kūno srity kakle, tas įtampos pasiekmės yra ryškios. Nes ir limfiniai kanalai teka, praeina kaklu. Tai dėl to gali būti žmonėms sunkumas galvoj, gali būti pabrinkimai, ypač veide, ar tai gali būti sunkumo jausmas, migreniniai skausmai.
Ir evoliuciškai organizmas išmoko reaguoti į pavojų ir kaklo raumenys greitai reaguoja į bet ką, kas gali pažeisti mano minėtas tą daugybę gyvybinių funkcijų. Reaguoja į galvos judesius ir štai, kad lėtinis stresas, jeigu taip apibendrinant, dar rezumuojant, kad jis veikia per trigubą mechanizmą raumenys. Tai yra, reiškia, mažėja raumenų maitinimas, nes anabolizmas tai yra, kai raumenų augimas, atsistatymas, katabolizmas yra priešingas veiksmas, skaidymas, ardymas. Tai va, ir kada centrinės nervų sistemos motorika, reiškia kreivos komandos raumenų įtempimui, judėjimui ir kad sumažėja mechaninė aktyvacija. Dar noriu paminėti žandikaulio raumenys, kurie taip pat įsitempia per trišakį nervą. Tai vyksta, padidėja raumenų tonusas ir sumažėja jų atsipalaidavimas. Yra toks terminas bruksizmas, tai jis gali pasireikšti dantų griežimu naktimis, tarkime, kalenimu, blogų sąkandžių, tiesiog šito sąnario įtampa tiek dienos metu, tiek nakties metu. Ir gali būti bruksizmas lydimas galvos skausmo, taip pat migreninių skausmų arba panašių į juos galvos skausmų. Žandikaulio skausmų žmonės dažnai nepastebi šitų raumenų įtampos. O žandikaulis yra funkciškai susijęs su kaklu, su trapecija. Ir dar nepaminėjau, kad šito raumens įtampa gali vesti prie dantų dilimo. Tai jeigu griežia žmonės dantimis, tai logiška, kad dantis gali nudilti ir netgi trupėti. Na ir kaip suprasti, kad šitas raumuo mumyse įsitempęs, tai kartais sunku įsižioti, žandikaulio nuovargis, spraksėjimas, ypač žiovojant, veido skausmas, galvos skausmas. Labai dažnai mes nesiejame su tų procesų vykstančių su omega-3 stoka organizme. O tuo tarpu jie kaip tik jūrinės kilmės, jeigu tai yra kokybiška, su polifenoliais, kurie išlaiko jo stabilumą organizme, tai jie kaip tik slopina tą vadinamą proteolizę, tai baltymų skaidymą. Jie skatina baltymų sintezę, jie mažina uždegimą ir lėtinį stresą, aktyvuoja mitochondrijų funkciją, gerinant mitochondrijų membraną ir tuo pačiu kūro patekimą į jas ir mažina laisvų radikalų gamybą organizme, kurie irgi veda prie destrukcijos. Taigi, rezultatas toks tada būtų atkūrus omega-3-6 balansą, kad raumenys mažiau pavargsta, mažiau nyksta, didėja ištvermė ir raumenų atsistatymas. Išvada kokia, mielieji? Kad lėtinio streso metu mūsų organizme vyksta giluminiai pokyčiai ir jie ne vien skausmu pasireiškia, o pasireiškia daugelio organizmų gyvybinių funkcijų slopinimu, labai svarbių funkcijų slopinimu. Ir apie lėtinio streso poveikį mūsų organizmo sistemoms ir apie savipagalbą aš esu pasakojus mano YouTube kanale įrašytoje paskaitoje, kuri vadinasi lėtinio streso poveikis organizmui gydytojos akimis. Ar tau aktualu tai, ką aš kalbėjau dabar? Jeigu taip, pasitarkime, kaip paveikti lėtinio streso priežastis ir kaip sumažinti jo poveikį organizmui. Rašyk, skambink. Esu jums ir su jumis. Sveikatytės jums. Saulė širdį.